Labą dieną. Sveiki prisijungę į smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos rengiamus kvalifikacijos kėlimo kursus architektams. Šiandienos kursų trukmė bus 2 valandos, bus 2 pranešėjai. Tai yra Rytis iš Veliuks ir Haraldas iš Rukį. Kaip visada galėsite pranešėjams užduoti klausimus iš pranešimo, galbūt klausimų atsakymų laiką pasilikim po pranešimo. Galima rašyti klausimus raštu, susirašinėjame. Taip, nesigirdi kalba, dar nekalbėjau aš tuo laiku. Tikiuosi visi girdi dabar, nes aš dabar susirašinėjimą skaitau. Tai va, šitam susirašinėjimą galima bus užduoti klausimus arba seminaro gale galima ir mikrofonu užduoti, taip kaip aš dabar kalbu. Ir primenu, kad gale viso seminaro pasidalinsiu nuorodą, kur bus apklausos forma. Keli klausimėliai iš kiekvieno pranešimo, klausimėliai tikrai nesunkus bus, su pasirenkamais atsakymų variantais, ilgai neužtruksit, panašiai tiek, kiek registravotės į šitą seminarą. Taip, 2 valanda. Ryti, ar tu esi prisijungęs, girdimos? Taip, girdžiu jūs. O jūs mane? Taip, puikiai girdžiu. Ko? Galima bus pradėti. Tvarkoj, tai tada pasidalinsiu savo ekranu. Išsididint turbūt dar reikia. Taip, greičiausiai matosi viskas. Taip, puikiai matom. Tai tvarkoj, galime pradėti. Tai sveiki visi, esu Rytis, Veliuks Lietuva Vilniaus regiono atstovas. Prieš pradedant prezentaciją šią pranešimą, pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti mūsų įmonę. Tai pati Veliuks buvo įkurta daugiau kaip prieš 80 metų Danijoje ir, aišku, bėgant metams mūsų grupė nuolatos plečiasi, kasmet kuria inovacijas ir šiai dienai esame tarptautinė kompanija, dirbame 40 pasaulio šalių, turime apie 10 000 darbuotojų, tuo tarpu Lietuvoje veiklą pradėjome 95 metais. Pasaulyje, aišku, esame geriausiai žinomi kaip stogo langų skirtų šlaitiniams stogams gamintojai. Mes siekime užtikrinti pakankamą natūralios dienos šviesos bei šviežio oro kiekį įvairių paskirčių patalpose. Gyvenamuose namuose, biurose, mokymo įstaigose ir kitose. Šiam tikslui pasiekti mes siūlome įvairius sprendimus bei gaminius ir be abejo, pagrindinis mūsų produktas yra įprasti šlaitinio stogo langai. Vis tik šiandieną dėmesys bus skirtas kitiems, galbūt rečiau sutinkamiems ar naudojamiems nestandartiniams Veliuks sprendimams. Taip, įprastai stoglangiai šlaitiniams stogams yra skirti montuoti esant bent 15 laipsnių nuolydžio. Vis tik namai su plokščiais arba mažo nuolydžio stogais užima nemažą dalį visų projektuojamų pastatų. Be abejonės, mes norime būti aktualūs ir šiuose projektuose, bei norime užtikrinti pakankamą dienos šviesos kiekį ir šio tipo pastatuose. Tam pirmiausia noriu pristatyti mūsų plokščio stogo sprendimus. Kalbant pirmiausia apie natūralią dienos šviesą, tai nuolat kintanti natūrali šviesa ir oras, aišku, įtakoja mūsų kasdienį ritmą. Mūsų cirkadinis ritmas arba vadinamasis kūno laikrodis priklauso nuo tinkamo šviesos dažnio ir intensyvumo tinkamų dienos metu. Tam, kad signalizuotų mūsų kūnui, kada turėtume nubusti, valgyti ar eiti ir miegoti.
Biologiškai kenksminga yra atimti iš žmogaus kūno natūralią šviesą dieną, tad, sakė, dienos metu, kad ir būnant patalpoje, yra labai svarbu tinkamą laiku gauti reikiamą natūralios dienos šviesos kiekį. Fasadiniai langai suteikia pakankamai nedidelę dalį dienos šviesos. Vieno aukšto pastatuose su plokščiais stogais ir dažnai giliomis patalpomis sunku įnešti natūralų apšvietimą į kiekvieno kambario kampą, kaip matote šiame pavyzdyje. Plokščio stogo langai tuo tarpu įneša iki 3 kartų daugiau dienos šviesos nei fasadiniai langai. Jų pagalba dienos šviesa yra paskirstoma žymiai tolygiau patalpoje, dėl ko galima išvengti tamsių kambario vietų. Šioje skaidrėje galime matyti, kaip skiriasi 1 metro pločio ir tokio paties ilgio fasadinio lango bei tokio paties dydžio plokščio stogo lango dienos šviesos kiekis bei paskirstimas jos 16 kvadratinių metrų patalpoje. Puikiai galima matyti, kad dienos šviesos faktorius su plokščio stogo langais yra praktiškai beveik 3 kartus didesnis negu tokio paties dydžio fasadinio lango. Kalbant apie pačių plokščio stogo langų pasirinkimo galimybės, tai mūsų turimas asortimentas yra skirtas visiems projektams ir poreikiams. Tai gali būti nuo inovatyvių išgaubto ir lygaus stiklo stoglangių pasirinkimas iki tradicinių kupolų. Kiekvienam, kaip ir minėjau, projektui galima rasti gaminį ir pirmiausia norėčiau pristatyti plokščio stogo langą, kuris yra, kaip sakyt, daugiau skirtas negyvenamoms patalpoms ir tokiems pastatams kaip sandėliai, garažai ar pramoniniai tie pastatai, kur energinio efektyvumo reikalavimai galbūt yra kiek mažesni. Tai yra vadinamasis kupolas. Skirtingai nei kiti mūsų plokščiam stogui skirti gaminiai, kupolas neturi stiklo paketo, jo būtent viršutinė dalis yra 2 arba 3 sluoksnių matinis akrilas arba polikarbonatas. Pats pagrindas šio kupolo lango gali būti 3 aukščių, tai yra 15, 30 ar 50 cm PVC pagrindas. Ir pats langas gali būti tiek fiksuotas, tai yra nevarstomas, arba gali būti varstomas elektriniu būdu. Pasirinkimas dydžių šiam būtent gaminiui yra 10 skirtingų dydžių, tai čia būtų toks pirmas, kaip sakyt, gaminys. Sekantis plokščio stogo langas turi žymiai geresnės šilumos ir garso izoliacijos savybės. Tai yra panašios kupolo formos stogo langas, vis tik turintis jau stiklo paketą. Jo pagrindas taipogi pagamintas iš PVC. Šio lango aukštis yra 15 cm paties pagrindo. Pats stiklo paketas yra vienos kameros. Viršutinė lango dalis gali būti skaidrus arba matinis polikarbonato arba akrilo kupolas. Pats varstymas šio lango gali būti tiek elektrinis, nuotolinis, tiek rankinis varstymas taipogi galimas. Ir aišku, yra ir fiksuotas langas. Dydžių vėlgi yra įvairių, nuo paties mažiausio 60 cm ilgio ir tokio paties pločio variantas iki didžiausio 1,50 m ir tokio paties ilgio ir pločio lango. Šio tipo langams be abejo esame pasirūpinę ir apsauga nuo karščio, ar taip pat turime ir šviesai reguliuoti sprendimų. Tai pirmiausia galima markizė,
Pagrindinė jos paskirtis yra neįleisti į patalpą per nelik daug karščio, bei tuo pačiu šiek tiek pritemdyti pačią patalpą. Tamsinanti užuolaidėlė skirta visiškam patalpos tamsinimui, tai dažnai tinkamas sprendimas miegamuosiuose. Trečias variantas yra peršviečiama klastuota užuolaidėlė, kuri tiesiog tolygiau patalpoje išskaido būtent dienos šviesą, ją šiek tiek pritemdydama. Šie gaminiai yra visi valdomi nuotoliniu būdu, nuo prie gaminio įeinančio nuotolinio valdymo pultelio. Juos taip pat galima surišti su išmaniųjų namų valdymo sistemomis ir valdyti nuotoliniu būdu, kad ir iš mobilaus telefono. Mes prieš gerus 1,5 metų atnaujinome dalį savo plokščio stogo langų asortimentą. Mūsų noras buvo kuo efektyviau išnaudoti plokščio stogo langus bei padidinti pro juos patenkančios dienos šviesos srautą. Jūsų dėmesiui trumpas video apie tuos įvykusius esminius pokyčius. Taip, tai esminiai pokyčiai buvo tokie, kad pirmiausia, visiškai naujai buvo sukurtas pats lango pagrindas, kurio itin plonas profilis, rėmo profilis praleidžia iki 52% daugiau dienos šviesos, lyginant su ankstesnės buvusios kartos plokščio stogo langais. Tuo pačiu, aišku, privalumai tai minimalistinis dizainas, lango viršutinė dalis tai yra stiklas nuo krašto iki krašto. Ir vėlgi dėl savo naujo pagrindo pats langas turi žymiai geresnės šilumos izoliacijos savybės. Pirmasis šios naujos kartos plokščio stogo lango variantas yra lygių stiklų. Vėlgi didžiausias jo privalumas tai aišku maksimalus dienos šviesos plotas, taipogi puikus energetinis efektyvumas ir be abejo dizainas su lygiu stiklu nuo krašto iki krašto ir plonu rėmu bei praktiškai nematoma verčia. Šis langas skirtas stogams, kurių nuolydis yra nuo 2 iki 15 laipsnių. Galimas pasirinkimas tarp nevarstomo, elektra arba saulės energija valdomo variantų. Viso yra 13 skirtingų dydžių. Lango pagrindas pagamintas iš poliuretano ir medienos kompozito. Pats yra pagrindas 15 cm aukščio. Ir vėlgi toks, kaip sakyt, skirtumas šio lango yra tas, kad jį galima rinktis tiek su vienos kameros, tiek su 2 kamerų stiklo paketais ir šis langas yra tinkamas A++ energetinės klasės pastatams. Kita opcija šio naujo lango yra iš esmės pagrindinis skirtumas, tai viršutinė dalis, tai yra išgaubtas stiklas. Iš esmės su išgaubtu stiklu tai yra langas turintis geriausias izoliacinės savybės iš visų plokščio plokščiam stogui skirtų būtent mūsų gaminių. Dėl išgaubto stiklo viršutinės dalies jį galima naudoti stoguose, kai nuolydis yra nuo 0 iki 15 laipsnių. Pasirinkimas vėlgi lygiai toks pats, tai gali būti nevarstomas stogo langas,
valdomas elektra arba valdomas su saulės energija. Dydžiai tie patys, 13 skirtingų, pats pagrindas taipogi pagamintas iš poliuretano ir medienos kompozito, lygiai toks pats. Irgi jis yra tinkamas be abejo A++ klasės pastatams. Čia galime matyti visus mūsų gaminamus būtent pačiam stogui skirtų langų dydžius. Tai mes iš esmės būtent šiems naujos kartos langams su lygiu stiklu ir išgaubtų viršutiniu stiklu prieš keletą mėnesių papildėme asortimentą 3 naujais, gal kiek neįprastais dydžiais, bet tiesiog buvo jam jautėm, kad buvo poreikis. Yra stačiakampio formos, gan ilgi langai kaip 1,50 m ilgio, 80 cm pločio, ar 2 metrų ilgio ir 60 cm pločio langai, plus vienas papildomas dydis atsirado 1,50 m ilgio ir 1,50 m pločio. Tai iš esmės pasirinkimas dydžių gan platus, nuo mažiausio 60 cm iki didžiausio 2 metrų ilgio ir metro pločio stogo langų. Be abejonės šie produktai taip pat yra papildyti mūsų karščio ir šviesos reguliavimo sprendimais. Tai yra vėlgi tos pačios parkizės skirtos patalpos pritemdymui ir pagrinde kaitros nuėmimui, bei tamsinančios užuolaidėlės skirtos visiškam patalpos užtamsinimui. Naujos kartos šiems plokščio stogo langams taipogi papildėme, krepšelį būtent papildomų produktų, tai yra tinklelių nuo vabzdžių. Čia galime matyti puikų pavyzdį, kaip plokščio stogo langas pagyvina ir apšviečia virtuvės valgomojo patalpą. Ir papildoma nuotolinio valdymo plokščio stogo lango nauda prie be abejo didesnio šviesos kiekio patalpoje yra spartus patalpų vėdinimas, kas yra svarbu vairiausiuose kambariuose, bet galbūt labiausiai aktualu virtuvėse ar vonios kambariuose. Taip pat puikus pavyzdys, kaip su plokščio stogo langu galima apšviesti svetainę ar įprastai namuose tamsiausias patalpas įprastai esančias koridorius. Vėlgi, plokštiems stogams taipogi nepamirštame ir specialios paskirties gaminių. Tai vienas tokių yra išlipimo liukas. Jame sumontuotas stiklo paketas su apsauginiu kupolu pasižymi puikia šiluminė izoliacija. Patį liuką galima atverti iki 60 laipsnių. Dydžių pasirinkimas yra 3, tai didžiausias galimas liukas yra 1,20 m pločio ir tokio paties ilgio. Kitas specialios paskirties gaminys plokščiam stogui tai dūmų šalinimo langas. Ir tai yra langas su vienos kameros stiklo paketu ir apsauginiu kupolu, kuris yra valdomas nuotoliniu būdu su priešgaisrinio valdymo sistema. Šis gaminys galimas 2 dydžių, tai yra 1 ant metro arba 1,20 ant 1,20 m. Tai va, dar tiesiog priminsiu, kad stogo langai plokštiems stogams įprastai montuojami į prilydomą dangą. Jie pritaikyti nuo 0 iki 15 laipsnių nuolydžio stogams. Vis tik tenka susidurti, kai pavyzdžiui projekte numatytas stogo nuolydis yra pakankamai nedidelis, tarkim 11-14 laipsnių, o danga suprojektuota skarda, kad ir klasik tipo. Pats langas vėlgi, kaip sakyt, projekte įdėtas skirtas šlaitiniam stogui. Tokiais atvejais mes anksčiau rekomenduodame naudoti arba pakeliamas nuolydį didinančias montavimo tarpines, kurių dydžių pasirinkimas yra pakankamai ribotas, arba naudoti tokio nuolydžio stoguose plokštiems stogams skirtus langus. Vis tik pastaruoju atveju kildavo problemų ar klausimų galbūt daugiau montuotojams dėl langų apskardinimo.
Nuo šių metų spalio mėnesio mes startavome su nauja gaminių grupe, kai susidurėme būtent su mažais nuolydžiais. Tai mažo nuolydžio stogams skirti šlaitinio stogo langai. Jie suprojektuoti taip, kad esant 10-20 laipsnių nuolydžių išliktų sandarus, bet tokiamis oro sąlygomis. Tai ašinio varstymo stogo langai su 2 kamerų stiklo paketu bei rankena viršuje. Vidaus apdaila paties lango yra baltai dažyta pušies mediena, išorė mūsų standartiškai tamsiai pilkas aliuminis. Šios langus galima montuoti į stogo dangą, kuri yra iki 12 cm aukščio. Montavimas šių langų yra pavienis, kombinuoti variantai nėra galimi. Viso galima rinktis iš 7 populiariausių dydžių. Tai pats mažiausias galimas dydis yra 55 cm pločio, 98 cm ilgio langas, pats didžiausias galimas variantas 1,14 m pločio, 1,18 cm ilgio dydžio langas. Šiems langams yra taikoma standartinė 10 metų garantija. Esant poreikiui, juos galima paversti ir valdomais nuotoliniu būdu, papildomai į lango rėmą sumontavus nuotolinio valdymo variklį, kuris yra vadinamas saulės energija. Toliau prie galbūt rečiau sutinkamų Velux sprendimų galėčiau pridėti šviesos tunelius. Šie tuneliai yra natūralios dienos šviesos šaltinis toms vietoms, kur neįmanoma įrengti stogo langų. Standus arba lankstus tuneliai yra pakankamai paprastai montuojami. Šviesos tunelį sudaro stogo modulis, lankstus arba standus vamzdis bei lubų modulis. Paties vamzdžio diametras yra 35 cm. Lankstaus šviesos tunelio vamzdžio varianto maksimalus ilgis yra 2 metrai. Standartinis standaus vamzdžio ilgis 1,70 m. Vis tik šiuo atveju, esant poreikiui, būtent standaus vamzdžio variantą galima su prailginimais prailginti iki 6 metrų. Iš išorės šviesos tuneliai panašus į mažą įprastą stoglangį, iš vidaus panašus į šviestuvą, kadangi pats tunelis įsikomponuoja į lubas. Dėl edge glow efekto suteikiamas unikalus, natūralus ir dinamiškai besikeičiantis šviesos efektas pagal saulės trajektoriją. Pats tunelis gali būti naudojamas kaip ir naktinis šviestuvas, papildomai į rėmelį sumontavus LED apšvietimo komplektą. Vėlgi šviesos tunelius galima naudoti tiek šlaitiniams, tiek plokštiems stogams. Populiariausios šviesos tunelių naudojimo patalpos yra koridoriai. Dažnu atveju šviesos tuneliai būna naudingi drabužinėse ar vonios kambariuose, kartais ir laiptinėse. Įprastos tos naudojamos patalpos yra būtent tos, kuriuose neįmanoma įrengti stogo langų. Tiesiog vėlgi noriu pabrėžti, kad kiekvienu atveju, kai yra įmanoma patalpoje įrengti stogo langą, rekomenduojame būtent rinktis jį, o ne šviesos tunelį, kadangi vis tiek stogo langas teiks žymiai daugiau dienos šviesos negu tunelis. Taip, dabar pristatysiu galbūt rečiau naudojamus sprendimus šlaitiniams stogams ir be abejonės labiausiai pasitaikant šlaitinio stogo lango montavimo atvejais, taip yra montuojamas tiesiog pavienis langas. Vis tik dažnu atveju esant galimybei mes siūlome stogo langus montuoti grupėmis. Vėlgi to nauda akivaizdi, tai yra didesnis dienos šviesos srautas, taip pat geresnis erdvės pojūtis. Stogo langų kombinacijos gali būti įvairios. Tai gali būti vienas šalia kito, visa viena eilė stogo langų ar vienas iš kito. Langų kiekis kombinacijose
patys nėra ribojami. Svarbu tinkamai pasiruošti stogo konstrukciją. Dažniausiai pasitaikantis kombinuoto montavimo variantas tai yra du langai vienas šalia kito. Tai vėlgi tai nėra nieko naujo, galbūt dabar apžvelgsime rečiau naudojamas langų kombinacijas bei gaminius šlaitiniams stogams. Vienas tokių yra kelių stogo langų sprendimas, tai yra Studio Trio. Iš esmės tai yra vientisa sistema, kurią sudaro 3 stogo langai. Vidurinis langas yra nevarstomas, kraštiniai langai turi vyrius vidurinėje lango dalyje bei viršutinę rankę. Šį gaminį galima rinktis iš 2 dydžių. Tai yra vienas variantas 3,66 cm pločio ir 1,18 cm ilgio langai. Kitas variantas tokio paties pločio, bet kiek ilgesni, 1,40 cm langai. Stiklo paketai yra 2 variantų, tai arba ekonomiškesnis, pigesnis, tai yra vienos kameros stiklo paketas, arba energiškai efektyvesnis 2 kamerų stiklo paketas. Vidinė langų pusė baltai dažyta mediena, išorė kaip ir visų šlaitinio stogo langų, standartinė tamsiai pilka. Ši langų sistema esant poreikiui gali būti patobulinta į varstomus nuotoliniu būdu, pridedant saulės energiją valdomą variklį. Pats langas tinkamas montuoti stogo nuolydžiui, kuris yra nuo 15 iki 90 laipsnių. Pagrindinis šios sistemos privalumas, lyginant, tarkim, su 3 langų montavimu vienas šalia kito, yra tas, kad ties langų sujungimais patys profiliai jie yra labai siauri ir būtent dėl to beveik 1/4 yra padidinamas dienos šviesos srautas, palyginus, jeigu langai būtų montuojami įprastiniu būdu, vienas šalia kito, tai yra jungiant per juos per stoginę gegį. Ir vėlgi, sakyti, estetinis tas vaizdas tikrai yra patrauklesnis šiuo atveju. Kitas niuansas, paties lango ir montavimas yra paprastesnis, kadangi jam reikalinga tiesiog viena vientisa anga. Kitas kombinuoto montavimo variantas yra vis labiau populiarėjanti kombinacija, tai yra stogo lango jungimas su vertikaliu fasadiniu langu. Su šia kombinacija galima praplėsti vaizdą iki praktiškai pat grindų. Ir pačius tuos vertikalius lango elementus mes siūlome viso 16 skirtingų dydžių. Ir pats apatinis tas lango elementas vertikalus gali būti fiksuotas, kai jo apdaila yra baltas poliuretanas. Kai baltai dažyta arba lakuota mediena, pats langas gali atsiverti į vidų arba į šoną. Galimi vertikalaus lango aukščiai yra įvairūs, nuo 60 cm aukščio iki 1,37 m. Beluk šlaitinio stogo langus galima jungti ir su kitų gamintojų fasadiniais langais, naudojant specialią jungiamąjį dalį. Vienintelis svarbus reikalavimas tai, kad abu langai turėtų būti vienodo pločio. Vėlgi šis sprendimas su fasadiniais elementais tinkamas stogams, kurių nuolydžiai yra nuo 15 iki 55 laipsnių. Kitos įvairios stogo langų kombinacijos, vėlgi, kaip ir minėjau, gali būti labai įvairios. Tai gali būti, tarkim, kaip čia matote, 2 langai viršuje, 2 apačioje. Tai gali būti 4 vienoje linijoje ar 4 langai vienas virš kito. Langų kiekiai, pasikartosiu, tokiose kombinacijose nėra ribojami, svarbu tinkamai pasiruošti stogo konstrukcijas. Didžiausias pliusas tokių kombinacijų, aišku, geresnis vaizdas, didesnis dienos šviesos kiekis, pasiskirstimas be abejo šviesos yra žymiai geresnis patalpoje ir taip pat vienas šalia kitą esantys stogo langai vizualiai padidina kambaryje erdvės pojūtį. Bendraujant, konsultuojant klientus, nedažnai kartais tenka susidurti su poreikiu nevarstomiems stogo langams.
Priminsiu, jog visi mūsų šlaitinio stogo langai turi varstymo galimybę, išskyrus sekančią produktų grupę. Tai yra papildomus, nevarstomus langus, dar vadinamais prailginimo elementais. Dėl plonos langų jungties jie vizualiai prailgina stogo langą. Bent jau iš vidaus tikrai nesusidaro įspūdis, jog tai du atskiri langai. Taip pat tai yra saugus pasirinkimas, pavyzdžiui, vaikų kambarį, jeigu yra baiminamasi dėl apatinio lango atidarymo. Nevarstomo papildomo lango ilgis yra vienodas visų variantų, tai yra 92 cm. Pats plotis yra visada derinamas prie viršutinio lango. Vidaus apdaila pasirinktinai gali būti lakuota arba baltai dažyta mediena, taip pat yra ir balto poliuretano opcija. Unikalus stogo terasos sprendimas suteikia galimybę patekti į atvirą erdvę už šlaitinio stogo. Atidarius stogo langus per šlaitinį stogą galima lengvai patekti į terasą. Pati stogo terasos sistema susideda iš keleto dalių. Tai pirma dalis yra viršutinė, kur yra panoraminio tipo langai, atsidarantis į viršų. Viršutinės dalies išmatavimas yra vienas vienintelis, tai yra 78 cm pločio langas, 1,30 m ilgio taip pat. Tuo tarpu apatinė šios sistemos dalis, ji gali būti į kairę arba į dešinę atsidaranti, būtent skirta išėjimui. Jeigu vėlgi tai yra 2, 3 ar daugiau dalių viena šalia kito terasų, būtent jungiamosios dalys apatinės, jos tuo atveju būna nevarstomos. Apatinių dalių dydžiai yra taipogi vieno dydžio, tai yra plotis toks pat 78 cm, aukštis 1,9 cm. Terasos tinkamos montuoti, kai stogo nuolydis yra nuo 35 iki 53 laipsnių. Jos gali būti montuojamos tiek pavienės, tiek kombinacijoje. Čia matom pavyzdį, būtent kombinacija iš dalių viena šalia kitos. Terasų vidaus apdaila lakuota arba baltai dažyta mediena. Sekantis pakankamai, nemažai dėmesio sulaukiantis mūsų gaminys, tai yra stogo balkonas. Tai irgi yra iš 2 dalių sudaryta sistema. Viršutinė dalis, panašiai kaip ir stogo terasos, yra panoraminis langas. Jis pasikelia ir fiksuojasi į viršų 45 laipsniais. Tuo tarpu apatinė dalis su turėklais išsiskleidžia į išorę. Tokiu būdu stogo langas per kelias sekundės virsta balkonu ir aišku, taip yra padidinama kambario erdvė, jam suteikiamas išskirtinumas. Galimas 3 dydžių pasirinkimas, tai saviausias variantas yra 78 cm pločio, plačiausias yra 1,14 cm pločio. Montavimas, kaip ir stogo terasos, galimas į 35-53 laipsnių stogo, nuolydžio stogą. Taip pat šios balkonus galima montuoti tiek pavienius, tiek grupėmis vienas šalia kito. Jų vidaus apdaila galima lakuota arba baltai dažyta mediena. Kitas vėlgi nedažnai sutinkamas sprendimas yra tūrinės tarpinės vadinamosios dormer. Jos yra puikia alternatyva būtent tradiciniams tūriniams mansardos langams. Ši konstrukcija realiai transformuoja bet kurią mansardą į šviesų ir erdvų kambarį. Montuojant stogo langus su šiomis sistemomis mansardoje atsiranda daugiau be abejo naudingo ploto ir tuo pačiu žymiai padaugėja natūralios dienos šviesos pačioje patalpoje. Pati ši sistema yra galima iš 6 arba 4 langų bloko. Čia, tarkim, dešinėje matote pavyzdį iš praėjusių metų vasarą Vilniuje
įvykdytas dalinės stogo rekonstrukcijos objekto, kur būtent ir buvo panaudotas šis sprendimas. Dar vienos tūrį didinančios būtent tarpinės yra vadinamos mini dormer. Jos yra skirtos ne tik tais erdvės išplėtimui, bet ir tiems atvejams, kai stogo nuolydis yra mažesnis nei 15 laipsnių. Ir būtent norima sumontuoti įprastą šlaitinio stogo langą. Šią tūrinę tarpinę galima naudoti, kai stogo nuolydis yra nuo 10 iki 75 laipsnių. Kaip matote, galimos kombinacijos dviejų langų arba galimas ir pavienio lango montavimas, būtent šio tipo tarpinė. Šlaitiniams stogams taip pat turime specialios paskirties langus. Tai yra išlipimo liukai, vienas variantas stogo priežiūrai. Turim ir avarinius išlipimo liukus kažkokią tai avariniai situacijai. Taip pat turime ir dūmų šalinimui skirtus stogo langus, kurie yra valdomi automatinėmis valdymo sistemomis. Apie Velux siūlomus nestandartinius sprendimus kol kas būtų tiek. Dabar norėčiau Jums pristatyti Velux įrankį, kuris, manau, pravers projektuojant bei norint panaudoti stogo langus savo projektus. Tai yra mūsų dizaino gidas. Šių gidų elektroninius variantus bet kuriuo metu galite parsisiųsti iš mūsų svetainės velux.lt. Turime dviejų tipų gidus. Tai pirmasis yra skirtas plokštiems stogams. Šiame gide galima rasti informaciją apie reikalingą fasadinių langų bei stoglangų skaičių ir dydį, norint atitikti dienos šviesos standarto reikalavimus būtent įvairių tipų patalpose. Galima rasti įkvėpimą skirtingų kambarių tipų sprendimams bei ir viešų erdvių projektavimui. Iš praktinės pusės vėlgi pačiame dizaino gide galite rasti patarimų stoglangių montavimui įvairiose stogo konstrukcijose, apdailos projektavimo rekomendacijas, techninius brėžinius, mūsų gaminių aprašymus bei dydžių lenteles, bei irgi, kas tikrai, manau, svarbu, nuorodas į BIM ir CAD bibliotekas. Be abejonės, mūsų puslapyje galite rasti ir dizaino gidą skirtą šlaitiniams stogams. Vėlgi, jame taipogi yra visa anksčiau minėta informacija, tik jis skirta šlaitinių stogo langų gaminių grupiai. Gide taip pat pateikti pasiūlymai stogo langų kombinacijoms, taip pat yra pavyzdžiai, kaip panaudoti stogo balkonus bei kitus rečiau sutinkamus gaminius projektus. Apie šį dizaino gidą galbūt tiek trumpai, jūs tikrai kviečiu pradėti juos naudoti, manau, kiekvienas rasite savo naudingos informacijos. Pabaigai vėlgi noriu priminti, kodėl verta rinktis būtent Velux. Tai mes esant poreikiui suteikiame Velux architekto konsultaciją. Jeigu, tarkim, nesate tikri, visada galite kreiptis į mus dėl patarimų projektuojant ar renkantis tam tikrus Velux siūlomus sprendimus. Mes projektą galime optimizuoti pagal mūsų rekomendacijas, tuo pačiu atlikti ir dienos šviesos analizę. Taip pat siūlome techninės konsultacijas tiek mūsų biure, tiek objekte, be to mūsų klientų aptarnavimas dirba kiekvieną dieną nuo 8 ryto iki 17 val. Vakaro ir pateikus užklausą ar klausimą įprastai jie atsakome per parą. Taip pat populiariausius gaminius pristatome gan operatyviai ir greitai per 2-3 darbo dienas būtent Lietuvoje. Tai va, tiek būtų iš mano pusės šiandieną apie Velux nestandartinius sprendimus ir gal yra klausimų. Porą klausimėlių matau parašytų. Ar pasiskaitysi, ar paskaityti?
Aš matau. Pirmas klausimas, matau, senamiestyje neleidžia įrengti kombinuotų stoglangių galų pastogėse. Ar žinote išimčių? Tai išimčių tikrai yra ne vienas objektas. Vėlgi, įdomų adresais galiu pasidalinti. Būtent dėl paveldo departavimo reikalavimų būtent senamiesčiui susidurėm su tokia problema, kad kombinuotus langus ten leidžia montuoti, bet vėlgi jie turi būti arba vienas virš kito, arba vienoje eilėje ir ant jų viršaus turi dėtis maskuojančios lamelės, kas vėlgi nėra mūsų gaminys ir dažnai apriboja būtent senamiesčiuose panaudojama būtent stogo langų, bet tokių pavyzdžių tikrai yra ne vienas ir ne du, tik Vilniuje, tiek Kaune ir visur kitur. Tai va. Kitas klausimas, matau, koks šviesos tunelio maks ilgis. Tai minėjau, kad tarkim, jeigu tai yra tunelis su lanksčiu vamzdžiu, maksimalus ilgis jo yra metras, tai yra 2 metrai, atsiprašau. 2 metrai su standžiu vamzdžiu galima tunelį prailginti net iki 6 metrų, maksimaliai panaudojant prailginimo elementą. O dėl išėjimo į stogo terasą, sprendžiama žmonėms su negale patekimas, dėja, tokiems atvejams kažkokio tokio sprendimo kaip nėra. Kaip sakyt, apatinė stogo terasos dalis, vis tik turi būti šiek tiek aukščiau sumontuota negu yra grindys patalpoje. Tai vienintelis sprendimas būtų susiformuoti, aišku, jau patiems kažkokį tai rampą, kad galima patekti per būtent terasą. Vėlgi priminsiu, kad terasos pats plotis, jisai yra vienintelis, galima 78 cm. Tai va. Daugiau klausimų kaip ir nematau. Tai va. Taip, ačiū Jo. už klausimus. Ačiū Ryčiui už pranešimą. Ačiū Jums, kad klausėt, tikiuosi buvo naudinga. Vėlgi turėsit kažkokių klausimų, bet kada galite rašyti ar tiesiogiai man, ar mūsų bendruoju paštu, tikrai atsakysim ir pagelbėsim visais reikiamais klausimais. Ačiū už dėmesį. Taip, ačiū dar kartą Ryti. Ir už ką. Geros dienos tada. Ačiū. Ir antrasis pranešimas bus Haraldo iš Rūkį. Haraldai, ar tu esi prisijungęs, girdimas? Taip, girdžiu. Na, gal anksčiau pradėkim, anksčiau ir baigsim. Tai turbūt taip ir padarom tada. Gerai. Nelauksim tos 2 valandos. Tuoj pasidalinsim. Matote ekraną turbūt taip. Aha, per visą ekraną iš karto. Jo, tai viskas gerai. Tai pradėsiu pirmiausia prisistatydamas, esu Haroldas Bacius, Rūkį projektų vystymo vadovas. Šiandien pabandysim, šiek tiek turim daugiau laiko, tai manau tikrai tilpsim į skirtą laiką, tai pristatysiu keletą mūsų siūlomų, tokių sąlyginai, sakykime, naujų produktų, kurie tikrai yra išskirtiniai rinkoje, bet pradžiai pradėsim gal nuo to, kad trumpai ir bendrai apie patį Rūkį. Nežinau, kiek kam teko susidurti, turbūt ir vieni gal jau ir susidūrė su mūsų pačių produktais, kiti gal girdėjote aplinkoje, bet iš esmės tai Rūkį yra skandinaviška įmonė, turime tikrai daugiametę patirtį plieninių statybos produktų gamyboje. Produktai ir darbas atitinka būtent tas skandinaviškas vertybės, tai pirmiausia, kuriam tokius produktus, kurie gali atlaikyti tas atšiauriausias sąlygas, dėl to tiekiam tvariai sukurtus, aukštos kokybės produktus, sprendimus, sistemas, kurie tikrai atitinka aukščiausius reikalavimus. Kitas toks svarbus niuansas iš mūsų kaip kompanijos pusės, tai yra, kad dirbam ne tik tais dėl galutinio vartotojo,
jam pateikto produkto, bet taip pat dirbame ir su kitais projekto dalyviais, tai yra ir su tais pačiais statybininkais, stengdami palengvinti jiem darbą pačioj statybų aikšteliai, nepamirštam ir architektų, projektuotojų, su kuriais visada bendradarbiaujam, ieškom geriausios išeities kiekvienoje situacijoje, kuriam įvairius įrankius irgi, kurie turėtų palengvinti darbą kasdienį. Jeigu reikėtų išskirti, tai turbūt rūki visas produktų katalogas turėtų būti išskirtas į dvi esminės grupės. Tai pirmoji yra gyvenamųjų namų, gyvenamoji statyba, kurioje iš esmės tiekiam visą pilną komplektą stogams. Tai ne tik tais įvairios plieninės stogų dangos, saugos elementai, bet ir lietaus nuvedimo sistemos ir panašiai. Kita verslo dalis yra pramoninė statyba, tai šioje srityje siūlom įvairius elementus pastato atitvaroms. Gal šitam kontekste tas building envelopes terminas yra lengviau suprantamas, nėra tokio gero vertimo į lietuvių kalbą, bet iš esmės tai siūlome daugiasluoksnės plokštės tiek išorės sienom, tiek vidaus sienom, taip pat sandvičai stogui. Stogui taip pat siūlome ir apkrovas laikantį paklotą. Tai šios dvi temos, dvi produktų grupės gal geriau bus pagrindinės, apie kurias šiandien šnekėsim. Be jų taip pat dar Rūki siūlo ir gana platų plieninių fasado apdailos produkto asortimentą, bet šitą temą pasiliksim jau vėlesniam laikui. Kaip matot skaidriai, tai Rūki pagrindinės rinkos yra Skandinavijos, Baltijos šalis, rytų ir centrinės Europos šalis, kur iš esmės yra sukoncentruotos visos mūsų gamyklos. Tai jei neklystu, šiuo metu šiuose šalise dirba 7 gamyklos, gaminančios būtent anksčiau minėtus produktus. Taip, tai pagrindinės temos, kaip ir sakiau, šiandien bus apie daugiasluoksnės plokštės ir apkrovas laikančius paklotus. Tai jei konkrečiau kalbėsim apie Rūki Firewall sistemą ir Rūki Sound Environment sprendimą, kurie iš dalies pats pavadinimas pasako daugiau mažiau apie ką čia bus kalbama. Tai pradėkim nuo daugiasluoksnių plokščių. Ir rinkoje visi žinom turbūt gerai, kad daugiasluoksnės plokštės tikrai gana plačiai naudojamos. Tai yra vienas efektyviausių ir našiausių būdų statyti pastato sienas, ypač kalbant apie didelius sandėlius ar gamyklas, kur kalbam apie 1000 kvadratinių metrų sienų. Tai yra ne tik greitas ir paprastas, bet tuo pačiu ir labai geras termoizoliacinės ir sandarumo savybės užtikrinantis produktas. Dėl to jis ir yra šiuo metu vienas pagrindinių pramoninėje statyboje, bet paskutiniu metu pastebim tokias tendencijas, kad vis daugiau ir dažniau daugiasluoksnės ar sandwich plokštės naudojamos gyvenamojoje bei visuomeniniai statyboje. Tiek vienoje, tiek kitoje pastatų grupių dažnas atvejis, kad iš daugiasluoksnių plokščių reikalaujame ne tik prieš tai minėtų termoizoliacinių ir sandarumo savybių, bet jos taip pat turi tarnauti ir kaip ugnesinės. Tai paprasta ugnesinė dažniausiai turi tiesiog neleisti gaisrui plisti į kitas patalpas tam tikrą gaisrinės saugos projekto daly numatytą minučių laiką. Jei išskirtume dvi pagrindinės daugiasluoksnių plokščių grupės, tai ko gero reikėtų skirstyti į poliuretaninės su PIR šerdimi ir su mineralinės vatos šerdimi plokštės. Tai kaip matot, pagrindiniai esminiai jų skirtumai būtų tokie, kad dekumo klasė, aišku, su poliuretanu bus tik tais B. Ir kiek man bent jau žinoma, tai rinkoje tikrai neradau ir nesu matęs plokščių, kurios būtų atsparios ugniai daugiau nei 60 minučių. Tuo tarpu su mineralinės vatos šerdimi degumo klasė jau bus A2, atsparumas ugniai bus visos 4 valandos kai kurių plokščių modelių. Vienas toks svarbus pastebėjimas iškart, kurį norėčiau paminėti dėl ugnį atsparumo. Pastatams dažniausiai yra numatomas reikalavimas, tai REI.
Raidė R reiškia apkrovų laikymą, tačiau daugiasluoksnės plokštės jos nėra apkrovas laikanti konstrukcija. Dėl to, kaip ir čia nurodyta, pačioje skaidriai matote, kad tiek piriniam plokštėm, tiek vatiniam plokštėms yra nurodyta tik tais EI raidės. E reiškia sandarumą, I izoliaciją nuo ugnies. Tai dėl to būtent tokiose užduotyse, kur reikia spręsti ugnį atsparumą REI, reikia žiūrėti kompleksiškai ir vienaip ar kitaip konstrukcijos turi atlaikyti apkrovas lygiai tam pačiai laikotarpiui ir nebūti paveiktos ugnies, tai jos kompensuoja tą R raidę, prie tų atraminių konstrukcijų prisukę sandwich plokštę su EI raidėmis, mes turime visą pilną komplektą ir užtikriname tai, kas reikalaujama. Su standartinėmis ugnesėmis yra dar vienas toks, net ne vienas, yra šiek tiek daugiau tų niuansų. Vienas iš jų, kuris irgi labai svarbus yra, tai yra maksimalus leidžiamas tarpatramis, kurį privalo deklaruoti kiekvienas daugiasluoksnių plokščių gamintojų. Prieš kelis metus, dabar tiksliai nepasakysiu kelintais metais, bet buvo atnaujinti gaisrinės saugos standartai ir testų metodikos. Ir iš esmės tai daug ką pakeitė. Seniau buvo viskas gana paprasta. Išsibando gamintojas vieno ilgio plokštę ir tada reikia didesnio išmatavimo tarpatramio. Tiesiog interpoliuojame testų rezultatus, gauname atsakymą ir naudojame arba nenaudojame tos plokštės. Šiuo metu tai nėra galima. Gamintojas išsibandęs vieno ar kito ilgio plokštę deklaruoja leidžiamą maksimalų tarpatramį, kuriam galioja nustatytas ugnies atsparumas. Tai labai svarbu ir reikia į tai atkreipti dėmesį. Kitas svarbus akcentas yra pačių plokščių montavimo kryptis. Tai plokštės žinome, kad galima montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Ir kadangi pasikeičia pačios plokštės spynos kryptis, sakykime, dėl to atsiranda tas skirtumas dėl ugnies atsparumo laiko. Trečias punktas tai yra pačios plokštės spynos tipas. Standartinė daugiasluoksnė plokštė, realiai tai, ką matote skaidrėje, turi gana simetrinę spyną, dėl to nėra esminio skirtumo, gaisras iš vienos pusės ar iš vidinės pusės ar iš išorinės. Tačiau plokštės, kurios turi paslėpto tvirtinimo sistemą, kurios išoriškai nesimato varžtų, jų spyna nėra simetrinė, dėl to čia jau atsiranda gana dideli ir esminiai skirtumai, iš kurios pusės yra tikimybė kilti gaisrą. Taigi prieš naudojant daugiasluoksnės plokštės būtina įsitikinti, ar užduotis ugnies atsparumui atitinka visas gamintojo deklaruojamas vertes. Tai yra maksimalus leistinas tarpatramis, plokščių montavimo kryptis ir žinoma pats ugnies atsparumas. Kaip pavyzdį kėliau skaidrėje irgi rūkį vieną iš populiariausių ugniaseniams naudojamų mineralinės vatos užpildų plokštę, tai yra 10 cm storio plokštė ir ji nėra tinkama spręsti tokias vietas, kuriuom reikalingas ugnies atsparumas iki 2 valandų, tai yra iki 120 minučių. Montavimo kryptis, šiuo atveju nurodžiau horizontali, bet lygiai tas pats gali būti naudojamas ir vertikaliam montavimui. Ir maksimalus tarpatramis 7,5 metrų. Tai turint visas šitas informacijas, jeigu iškelta užduotis projekte yra būtent 2 valandos ugnies atsparumas, pasižiūrim, tarpatramis nėra didesnis nei 7,5 metro, viskas ok, tada galim dėti šiuo atveju tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, jeigu, kaip sakau, būtų tas skirtumas, tai reiktų irgi atkreipdėmėsi, kuria kryptimi yra deklaruojama vertė. Toliau gal jau prieikim ir prie tos mūsų pagrindinės temos, tai Rookie Firewall sistema. Šis sprendimas skirtas kiek kitokiai ugniaseniai. Rookie Firewall yra skirtas būtent priešgaisrinėms sienoms arba kitaip vadinamiems ekranams. Jeigu taip trumpai, tai kuo skiriasi paprasta ugniasenė nuo priešgaisrinės sienos, esminis skirtumas yra tai, kad ekranas turi atlaikyti ne tik sandarumo ir izoliavimo testus, bet ir mechaninio poveikio testus.
Užtikrinti sistemos tinkamumą mūsų inžinieriai šiuo metu yra pateikę 2 patentus patentų biurui. Kol kas dar laukiam patvirtinimo, bet žinom, kad tas procesas dažniausiai užtrunka keletą metų. Tai belaukdami sistemą išbandėm ir sertifikavom. Rinkoje dažniausiai ekranams naudojami, jeigu galėčiau taip pavadinti, sunki konstrukcija, tai ar mūro, ar gelžbetonio sienos, ar kitas panašus sprendimas. Tačiau tokioms sistemoms būtini pamatai, papildomi darbai ir kita. Tai Rūki pirmieji ir vieninteliai šiuo metu rinkoje siūlo būtent tokią priešgaisrinę sistemą iš lengvos konstrukcijos. Numatant tiesiog pastato kolonas, galima montuoti sendvičių plokštės ir turėti priešgaisrinę sieną. Jei ateityje atsiranda kažkoks poreikis, visada galima tą sieną demontuoti ir ją kažkur pastumti, permontuoti ir panašiai. Ko, žinoma, su mūro siena turbūt nepadarysim. Kadangi tai nėra labai tokia paprasta sistema, tai šiuo metu siūlom 2 variantus, tai yra 200 ir 230 mm storio plokštėm. Plokštės yra gaminamos naudojant 0,7 mm skardą, kas gali atrodyti labai plona skarda, bet sendvičiams, daugiasluoksniams plokštėms tai iš tiesų jau yra retai naudojamas storis, dažniausiai netgi plonesnės skardos naudojamos. Tačiau, kaip minėjau, ši sistema testo metu ne tik, kad yra negailestingai deginama, bet dar po to ir bandoma mechaninių poveikių. Tai reikia ir tų 0,1 mm dalių. Žinoma, pasiekti testų rezultatus ir atitikti visus reikalavimus galim tik su mineralinės vatos užpildu plokštėmis. Apribojimas šių plokščių montavimas, tai galima montuoti tik horizontaliai, bet bent jau be visų šitų apribojimų, ką išvardinau, tai plokštės galima rinkti su įvairiais padengimais. Tiek išorinės, tiek vidinės skardos gali būti ir paprasčiausias poliesteris ar aukštesnės kokybės Rūkiai siūlomas Hayark ar Hayark Max padengimas, kuris suteikia tiek geresnės antikorozinės ar atsparumą ultravioletiniam spinduliam. Daugiau šiek tiek dar techninių specifikacijų. Kaip minėjau, 2 variantai. Matom iš šitų lentelių, kad plokštės yra gana masyvios ir tankios, tai 1 kvadratinis metras sveria net 40 kg. Taip pat prie šitų specifikacijų matote ir tai, ką minėjau prieš tai, visą būtiną informaciją privaloma deklaruoti gamintojui. Plokštės atitikimas numatytam ugniai atsparumui, tai šiuo atveju jam nuo 30 iki 120 minučių. Maksimalus galimas tarpatremis būtent tam ugniai atsparumui. Ir kaip jau sakiau prieš tai, plokščių montavimo kryptis šiuo atveju griežtai tik horizontaliai. Pačių plokščių tvirtinimas tai visiškai standartinis, yra naudojami dažniausiai po 3 varžtus, jeigu plokštės iki 6 metrų, jeigu ilgesnės plokštės, tai visada rekomenduojam pasitikrinti mūsų skaičiavimo programoje irgi, arba visada galite kreiptis ir pas mus tiesiai ir padėsim su tais skaičiavimais. Šiek tiek tų nuotraukų, kad suprastumėt labiau, kas vyksta testo metu, tai visi testai buvo atliekami, žinoma, remiantis numatytais standartais, tai šiuo atveju būtent 13501 ir 1364 testams. Kaip jau ir sakiau, plokštės yra bandomos ne tik sandarumui ir izoliacijai, ką matuoja būtent šitie prijungti detektoriai, bet ir mechaniniam poveikiui, tai galiausiai mes ir gaunam tą būtent E, I ir su M raidelė, kas yra mechaniniam poveikiui. Pirmiausia, plokštės testo metu yra deginamos bandymo krosnyje, pasiekus iškeltą tikslą, tai šiuo metu mūsų tikslas yra 120 minučių. Po šio bandymo plokščių sistema yra bandoma mechaniškai, tai tam yra pasitelkiama 200 kg švytuoklė ir pagal standartų numatyto iš tam tikro atstumo švytuoklė yra paleidžiama į sistemą, tai kartojama 3 kartus.
Vienas svarbus niuansas yra tai, kad po šio bandymo sistema yra toliau deginama ir plokštės vis dar negali praleisti nei ugnies, tai yra, turi vis tiek atitikti abi E ir I raideles. Tai kaip mato, čia irgi yra laikrodis, tai jau 2,5 valandos, praktiškai 224, netgi, atsiprašau, 2 valandos 24 minutės prabėgė, testas vis dar vyksta, bet siena iš išorės atrodo kaip ir nepažeista. Kas apskritai mums pirmiems rinkoje leido pasiekti tokius rezultatus, kad deginti ir daužyti sandvičo sieną, kuri atrodo iš tiesų tokia liauna, tai aišku, kaip jau ir sakiau, puikus mūsų inžinierių darbas su 2 laukiančiais patvirtinimo patentais, bet iš kitos pusės visa sistema yra gana reglamentuotai ir tvirtai sutvirtinta. Sistemoje plokštės sutvirtinamas ne tik kaip standartinėje sienoje, kai visada matome tos vertikalius plyšių užsandarinimus, bet papildomai yra surišama ir horizontali spyna plokščių, tai ką matome šiame paveikslėlyje, tai mažais rikteliais, gana tankiai, jeigu neklystu, kas 300 mm turi būti susuktas rikteliais, na ir papildomai dar surišama papildomų lankstinių. Irgi, ką svarbu paminėti, tai visi puikiai suprantam, ką reiškia sistema. Tai dar kartą norėčiau irgi pasikartuoti, kad, kaip sakiau, visi lankstiniai, varžtai ir panašiai yra gana specifiniai. Ta pati žaliava ar lankstinių geometrija yra ne šiaip išlankstytos kažkoks gaminys, bet viskas atlikta remiantis skaičiavimais, įvairiom simulacijom. Dėl to čia sistemoje pakeitus nors vieną varžtą ar kažkurią kitą detalę, tarpinę ar panašiai, sistemos patikimumo garantuoti niekas negalės. Tai toks gana svarbus ir esminis momentas yra, kad Rūkiui šitą priešgaisrinę sieną ekraną tiekia būtent kaip sistema, komplektuojamas su visomis, ką matom čia irgi. Papildomi tarpikliai klijuojami, vata dedama apsaugoti varžtus ir panašiai. Tai apie priešgaisrinę sieną tiek. Galim sakyti, pirma pristatymo dalis tokia buvo, toliau keliamės į šiek tiek kitą produktų grupę ir kitą visiškai produktą ar sistemą. Tai yra Rookie Sound Environment. Kaip ir supratot iš pavadinimo, būtent šis sprendimas, sistema yra skirtas pastato vidaus akustiniams savybėms gerinti. Šiam tikslui vėlgi dviračio neišradinėjom, naudojom tos pačius produktus, kurie rinkoje yra jau daug metų. Tiesiog juos modifikuojam, testuojam ir suteikiam naują funkcionalumą, galima sakyti. Šiuo konkrečiu atveju būtent Rookie Sound Environment sistemai naudojamas kiekvienam pastate sutinkamas apkrovas, ne kiekvienam pastate, bet daugelį pastatų sutinkamas apkrovas laikantis paklotai ir žemo profilio perforuoti apdailos lakštai. Tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo to, kodėl mes iš jūsų susirūpinom tą pastatų akustiniam savybėm. Tai vienas iš tokių niuansų yra tai, kad pastebėjom, kad rinkoje tikrai trūksta produktų, kurie savyje įkūnytų kelias funkcijas ir sumažintų tų papildomų darbų statybų aikštelėje. Kaip minėjau, pradžioje visada dirbame kartu su visomis projekte veikiančiam grandimis, tai pasikalbėję su tiek investuotojais, architektais, projektuotojais pastebėjom, kad daugiau nei trečdalis įgyvendintų projektų turi būti modifikuojami dėl prastų akustinių patalpų savybių. Praleidus patalpų akustiką projektavimo metu, žinoma, nieko čia tokio baisaus, yra ne viena išeitis tam sutvarkyti.
Visi žinom akustinės plokštės, lamelės, užuolaidas ir kitus sprendinius, kurie gali būti kabinami ant lubų ar sienų ir taip ženkliai pagerinama pastatų akustika. Tačiau tokio atveju atsiranda keletas niuansų. Tai pirmiausia, jei pastatas jau yra pilnai įrengtas ir mes tik tada pastebim, kad akustika yra prasta, yra ganėtinai sudėtinga pasiekti tiek tą pačią stogo konstrukciją ir prieiti prie sienų, jei jau pastate sustatyti visi mechanizmai, stelažai ar kita įranga. Taip pat šie darbai ir medžiagos, aišku, papildomai kainuoja. Kita dar viena medalio pusė yra ta, kad neretai sprendžiant akustinės problemas, tam tikros akustinės plokštės yra kabinamos prie apkrovas laikančių paklotų. Akustinės plokštės nėra labai lengvos ir neaišku, ar tokia apkrova papildoma buvo vertinama skaičiuojant stogo konstrukcijas. Aišku, sijoms, santvaroms papildomos keliasdešimt kilogramų į kvadratinį metrą gal ir nėra neturės didelės įtakos, bet plieniniai apkrovas laikantis paklotai į tuos, kaip sakiau, atsiradusius papildomus kilogramus gali reaguoti šiek tiek kitaip. Būtent dėl to Rūkai ir sukūrė Sound Environment sprendimą. Panaudojome tą patį, kaip ir sakiau, apkrovas laikantį paklotą, kuris vienaip ar kitaip dažniausiai būna pastatuose ir jam papildomai suteikiam geras akustinės savybės. Šis sprendimas ne tik sumažina foninį triukšmą patalpose, bet taip pat sumažina ar kitais atvejais visiškai panaikina aidą patalpose, kas realiai aido panaikinimas neleidžia triukšmo lygiui dar labiau kilti patalpose. Užtikrinti gerą pastatų akustiką patalpose yra būtina, nes iš esmės tai ne tik, kad sumažina riziką darbuotojų sveikatai, pagerina jų gerbūvį, bet ir pakelia darbo našumą ir darbo kokybę. Tai tokie esminiai dalykai. Šis garsinės aplinkos sprendimas gali būti panaudotas tiek sporto arenose, gamyklose, mokyklose ar kitos paskirties pastatuose. Tai šiek tiek konkrečiau gal, ką su tais apkrovą laikančiais paklotais mes siūlome ir ką mes su jais padarėme. Standartiškai pastatuose naudojamas 130 arba 153 mm bangos trapeciniai lakštai. Šios lakstus mes paėmėme, perforavome, testavome jų savybės ir dabar galime deklaruoti akustinės vertės. Tai pirmiausia, paprastesni sprendimai 130 mm aukščio trapecijos paklotai, jiems perforuojamos tik šoninės briaunos, gal nelabai aiškiai matyti skaidrėje, bet šoniniai briaunai, kaip matom, išperforuota juosta, tai 15% perforacija. Naudojant vien tokį variantą, 15% išperforuotas lakštas, mes jau pasiekėm D klasę, garso sugerties D klasę, ir tai reiškia, kad 35% garso sklindančio į pastato lubas sugeriam. Tai parodo būtent alfa W koeficientas. Norint pasiekti dar geresnį variantą, siūlom tiesiog irgi gana paprastas sprendimas, tas pats perforuotas lakštas į jo vagas, sakykime, sudedam vatinius indeklus ir dar 10% pagerinom garso sugertį, jau 45% sklindančio garso yra sugeriama. Tai iš tiesų paprastas sprendimas, nes vienaip ar kitaip vatinius indeklus sudėti yra tikrai mažiau darbo, nei dedant kitus likusius apšiltinimo sluoksnius. Na ir jeigu dar norisi dar geriau, tai geriausias variantas su 130 mm bangos trapecija yra dešiniausias ekrane. Tai čia jau, kaip matot, šiek tiek daugiau papildomų elementų atsiranda. Tai be prieš tai minėtų vatinių indeklų dar papildomai dedamas audinys nuo dulkėjimo ir
žemo profilio perforuotas, ar tai trapecinis lakštas, ar Rookie Design serijos sinusoidinis lakštas. Su tokia kombinacija jau mes pasiekėm C garso sugerties klasę ir šuolis gana nemažas, nuo 45 iki 70% garso yra sugeriam. Realiai 70% yra išties daug, nes, kai pagalvojom, 30% garso sklindančio tik tais grįžta atgal pas mus. Kitas variantas, toks jau rimtesnis, sakykime, tai su 153 paklotu. Iš esmės, pats paklotas jau yra iš savęs gerokai stipresnis nei 130, tai leidom savo šiek tiek daugiau jį perforuoti. Tai šiuo atveju matote, kad yra perforuotas ne tik šoninės, bet ir viršutinis flanšas. Viso gaunasi apie 30% pakloto perforuota. Tokia perforacija leidžia mums pasiekti ženkliai geresnius rezultatus. Tai vien paprasčiausias variantas vėlgi. Paprastas paklotas, kuris naudojamas kiekvienam pastate, pramoniniam sandėly, gamykloje ir panašiai. Nieko jokių papildomų elementų nesideda. Jau mes turim B klasę, 80% garso yra sugeriama. Tai kaip sakiau, sudedam paklotą, kurį vienaip ar kitaip dėsim, tiesiog pasirinkom kitą modelį ir jau turim geras akustinės savybės. Toliau prasideda šiek tiek sudėtingesni darbai, siekiant to maksimalizmo šuolių, tokių kaip prieš tai su 130 paklotu nebepasieksim, bet vis dėlto variantai išlieka tie patys, kaip ir prieš tai. Pirmas variantas - papildomi vatos indeklai ir audinys nuo dulkio. Dar mums padeda išgauti, perlipti tą laiptelį, sakykime, ir pasiekti A klasę ir jau netgi 90% garso sugeriama. Na ir vyšnia ant torto, pilnas ir pats geriausias sound environment sprendimas, tai yra 153 paklotas, 30% perforacijos, vatiniai indeklai abiejose bangose, papildomas audeklas nuo dulkių. Ir tas pats perforuotas, šiuo metu užrašiau T20 paklotas, žemo profilio lakštas, gali būti ir sinusoidinis ar panašiai. Ir tokiu atveju mes jau turim maksimaliai gerą rezultatą. Visas triukšmas sklindantis į stogą yra sugeriamas, joks aidas atgal negrįžta, pastatuose garso lygis nekyla. Tai šis sprendimas gali būti jau taikomas patalpose ar pastatuose, kur keliami itin aukšti akustiniai reikalavimai. Aišku, kaip ir sakiau, čia jau naudojama nemažai priedų, tačiau iš vienos pusės turim maksimalų rezultatą, maksimalų akustinį rezultatą. Iš kitos pusės papildomai turim gražiai atrodančias pastato lubas. Tai vėlgi vieni pliusai. Apibendrinant, tai sound environment sprendimas stogui, noriu dar kartą pabrėžti, kad tam Rookie siūlo naudoti jau ir taip pastato konstrukcijose naudojamus elementus, neįkvojant jokių papildomų nei žaliavų, nei žmogiškųjų resursų. Preliminarius akustinius skaičiavimus galima atlikti ir pasinaudojant Rookie sukurto akustinių skaičiuotuvų. Šioje skaičiuoklėje yra vertinama garso reverberacija, tai yra kiek laiko patalpose sklinda garsas. Skaičiuoklėje susivedus pastato preliminarius ar tikslius gabaritus, pasirinkus visų dangų, sienų, lubų, grindų, paviršius, galime apskaičiuoti tą būtent garso reverberaciją. Šioje vietoje reiktų nepamiršti, kad reverberacijos 100% nesumažinsim, nes tai realiai reikštų, kad garsas tiesiog nesklinda niekur. Na ir iš kitos pusės reikėtų spręsti visas plokštumas, tai tam tarpe ir grindis, su kuriuom daug tų sprendimų nėra. Tačiau vienaip ar kitaip, kaip pavyzdį, pateikiu principinį
skaičiavimą, tai pastatas maždaug 40 metrų ilgio, 25 metrai plotis ir 8 metrai aukštis. Vertinam, kad, tarkim, pastate būtų įrengiama betoninė perdanga, matom skaidrės kairiai pusėje, kad reverberacija būtų 8 sekundės. Tai 8 sekundės paleistas garsas skambėtų. Jeigu pakeičiam tik tai stogo konstrukciją į 253 AQB, tai tas variantas, kuris, kaip sakiau, yra pats paprasčiausias, be jokių papildomų priedų, tik tais išperforuotos sienutės ir viršutinis flanšas, mes reverberaciją patalpoje numušam iš karto apie 4 kartus. Ties kai kuriais dažniais netgi ir daugiau. Tai papildomai, jeigu dar paimtume ir panaudotume Sound Environment sprendimus sienoms, rezultatai automatiškai taptų dar geresniais. Tai, kad jau apie sienas užsiminiau, tai, kaip sakau, Sound Environment sprendimas nėra tik tai stogo, jis yra kompleksinis, galima užtikrinti geras akustinės savybės ir sienoms. Su sienomis papildomai daugiau skiriame dėmesio ne tik garso sugerčiai, bet ir garso izoliavimo savybėms. Tai yra itin aktualu patalpoms besiribojančioms su gamybinėmis patalpomis ar panašiai. Tai pagrindiniai siūlomi yra 2 variantai, tai 50 mm ir 100 mm vatos sluoksniai su perforuotais rūkių profiliais. Siūlau tokį paprastą pavyzdį, gal įgarsinsiu aš jums, gal bus šiek tiek paprasčiau suprasti. Tai tarkime, pastate paimkim paprastą mineralinės vatos sandwich plokščių pertvarą, kad ir tą pačią, kurią buvau minėjęs su ugnesenėmis, tai vatinė 100 mm storio plokštė. Jos garso izoliavimas siekia 32 decibelus, tiesiog pastačius paprastą plokštę, kas jau ir taip yra gana geras rezultatas. Kaip nurodyta paveikslėlėje su 50 mm papildomų vatos sluoksnių ir rūkių perforuotais lakštais, pageriname sienos garso izoliaciją 6 decibelais. Atrodo, 6 decibelai nedaug, bet tai vis tiek jau yra apie 20% geresnis rezultatas nei tiesiog sandwichas. Uždedam 10 cm vietoj 5 cm vatos sluoksnį su perforuotu rūkių lakštu, 10 decibelų pagerinam garso izoliaciją. Tai jau daugiau nei trečdaliu pagerinam garso izoliaciją. Bendroji sumoje turim 42 decibelus, kas jau iš tiesų yra gana daug. Panaudojom minimaliai resursų. Yra, aišku, ir geresnių dar tų sprendimų, tai tarkim, jeigu dar mažai tų minėtų 42 decibelų, jeigu siena vidinė, galima tą patį daryti ir iš abiejų pusių, tarkim, 100 mm vatos su perforuotų lakštų iš vienos pusės ir ta pati sistema iš kitos pusės. Suminis rezultatas gautus izoliacijos pagerinamas 16 decibelų. Tai jeigu vienas sandwichas turi 32 decibelus, tiesiog vienas plikas sandwichas be jokios. Tai papildomai sudėję vatą ir perforuotus lakštus, 50% mes pagerinam jo savybės. Tai ne tik, kad sumažinam triukšmo skleidimą į gretimas patalpas šiuo sprendimu, bet tuo pačiu sumažinam ir foninį triukšmą, ką prieš tai minėjau, pagrindę daro stogo sprendimas. Išbandėm iš tiesų daug ir kitų variantų, bet šiuo atveju jų nedėjau, nes iš tiesų begalį ir jeigu matot kažkokį poreikį specifinį, tai visada galit kreiptis ir padėtume šiuo klausimu, bet, sakau, variantų yra begalė. Kaip pavyzdžiui, kėliau keletą variantų. Pirmas, tai tiesiog tas pats sandwichas pertvaroms montuoti. Ant jo sumontuojamas karkasas gipsui, sudedami 2 sluoksniai gipso, apdailinama perforuotų lakštu ir suminis rezultatas nesimato skaidriai, bet kalbu apie pirmą variantą. Tai 46 decibelai irgi paprastas sprendimas, 2 gipso sluoksniai, apdailinis lakštas. Reikia dar labiau sumažinti triukšmą, tai toks jau kompleksiškesnis sprendimas.
2 sandwich plokštės, išoriai tarp jų oro tarpas ir akmens vata. Suminis rezultatas tokios sistemos net 64 decibelai garso izoliacijai. Tai kaip ir viso pristatymo metu minėjau, naudojame tuos pačius įprastus produktus, tiek sandwich plokštės, tiek apkrovas laikantis paklotai. Tik suteikiam jiem daugiau savybių, kurios iš esmės pakeičia viso pastato savybės. Tai nuo priešgaisrinės saugos iki tų pačių akustinių savybių. Tai į laiką, matau, spėjau ir ačiū už dėmesį. Klausimų ar turėjom? Taip, matau, klausimų yra. Ar perforuotas stogo lakštas turi atsparumą ugniai R? Šiuo metu testuojame ir bandoma pasiekti pagal STR iškeltus reikalavimus. Tai vienokį ar kitokį atsakymą turėsim artimiausiu metu. Kokia kvadrato kaina Rūkį 153,40? A klasės, jeigu apie A klasę kalbant, kur 90 procentų garso sugertis, tai orientaciškai nuo paprasto pakloto, sakyčiau, gal 30-40 procentų kaina yra didesnė. Jeigu lygintume su kitais sprendimais, tai tarkim su tais pačiais, kaip minėjau, kažkokiom akustiniam plokštėm ar panašiai, tai skirtumas vis tiek bent jau pagal mūsų skaičiavimus, dabar nepasakysiu eurais ar procentais, bet vis tiek lieka pakloto pusėje, nes mes, kaip sakiau, dedam tą patį gaminį, kuris yra naudojamas vienaip ar kitaip pastate, nereikia papildomų darbų iš stogo apačios, tai išvengiam šitos visų papildomų darbų. Tai daugiau matau klausimų kaip ir nėra. Dar galit užduoti klausimą, aš taip pat pasidalinsiu apklausos formos nuorodą, jau kas skuba pildyti. Ir jeigu sugalvosite dar kokį klausimą vėliau Haraldui, galite kreiptis, manau, tiesiai į jį arba kreipkitės į mus, mes nurodysim jo kontaktus. Galima tikrai taip. Taip, pasidalinus seminaro apklausos nuorodą. Nepamirškite visi užpildyti. Dariau klaidą, apklausą parašiau. Šiemet tai buvo paskutinis kursas, paskutinis seminaras ir kitais metais ketiname nuo sausio mėnesio startuoti, tai sekite reklamą mūsų. Tai ką, turbūt ačiū Haraldai už pranešimą. Ačiū Jums už laiką ir dėmesį. Taip, ačiū. Nepamirškite užpildyti apklausos formą. Iki gerų artėjančių švenčių. Iki viso.